Apaštalų darbų 2 skyrius nuo 1 iki 13 eilutės. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš visų tautų po dangumi. Kilus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie buvo priblokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustebę, jie vienas kitam kalbėjo. Argi štai šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą? Mes, partai, medai, elamitai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romiečiai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Girdime juos skelbiant didingus Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi labai stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipydamiesi kalbėjo, jie prisigėrė jauno vyno. Tai Dievo žodis. Amen. Prašau atsisėsti. Ką tik girdėjome nuostabią ištrauką iš Šventojo rašto ir kviečiu visus pasimelsti. Brangus Viešpatie, iš tiesų dėkojame už tavo žodį, kurį mes skaitėme. Viešpatie, kaip ir giedojame giesmėj, meldžiame, kad tu būtų mūsų tarpe, nes tavo žodis sako, kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Todėl, Dieve, iš tiesų ir giesmėje, ir savo širdyse kviečiam, kad tu būtum su mumis. Meldžiam, kad tu kalbėtum mums savo žodį, kad tu, Viešpatie, apreikštų mums save. Ir, Dieve, iš ties meldžiame, kad tau vienam būtų garbė per Jėzų Kristų. Amen. Taigi kviečiu, kas dar nepadarėte, neatsivertėte Biblijos, tai ją atsiverskite. Jeigu matote, kad kaimynas neturi rašto, pasidalinkite. Jeigu jūsų tašė yra dar papildoma Biblijoje, tavo kaimynas neturi, tai ištrauk, negailėk, paduok, tegul paskaito. Nes šiandien turim tik vieną skaidrę. Ir pamokslo pavadinimas yra įvadas į Petro pamokslą. Ir labai neįdomus pavadinimas, nieko jisai nepasako, ar ne, kaip teologas toks įvadas. Jie mėgsta labai įvadas į Naująjį testamentą, įvadas į Senąjį. Visą laiką įvadai pas juos yra. Ir pavadinimas, kuris nieko nepasako, bet Danielius, kurdama šitą skaidrę, jisai bandė gelbėti pavadinimą ir išryškino žodį pamokslą. Ir tai labai įdomu, ir tai atrodo, kad tikrai čia kažkas tokio. Bet mes dažnai norime, žinot, kai skaitom kokias nors žinias, atsidarom savo telefoną išmanųjį ir skaitom. Ir tokie būna, žinot, pavadinimas, toks skambus, didis pavadinimas. Ir tada tave jisai suvilioja, tu nueini ir tu niekaip netrandi tame turinyje atitikmens tam pavadinimui. Ir iš ties kartais tai labai apgauna. Taigi eikime į Viešpaties žodį ir
atėjo sekminių diena, pirma eilutė. Ir atėjus sekminių dienai visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Taigi iš ties sekminės yra viena žydų didžiųjų metinių švenčių. Ir ji aprašyta kunigų 23 skyriuje nuo 15 iki 22 eilutės. Ir tai buvo įprasta diena. Tai yra diena, kai iš tiesų Jeruzalėje susirinkdavo dievo baimingi žmonės ir švęsdavo sekmines. Sekminės buvo švenčiamas praėjus 50 dienų po Velykų, tai yra Paschos. Tai yra 7 savaitės po 7 dienas, 7 kart 7, 49 plus 1, 50. Visa matematika aiški ir iš kunigų knygos aš paskaitysiu eilutę, mes galim nesiversti, arba galėsite namuose geriau pastudijuoti kunigų 23 nuo 15 iki 22, bet 21 eilutė yra parašyta apie šią šventę. Paskelbkite šitą dieną iškilmingą ir šventą susirinkimo diena. Ta diena nedirbkite jokio darbo, tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms, kad ir kur jūs gyventumėte. Šita diena iškilminga ir šventa susirinkimo diena. Kaip ir šiandien, ne, mes turim šventą dieną ir visi kartu susirinkome. Nedirbkit jokio darbo, tai bus amžinas įstatymas. Ir iš ties, tuo metu Jeruzalėje, iš ties visi šventė sekminių šventę. Ir visiems buvo viskas aišku, įprasta, kaip ir pamokslo pavadinimas. Visi viską žino, kas turi vykti. Ir buvo aukojamos aukos, buvo prisimenamas įstatymo davimas ant Sinajaus kalno. Tai buvo iš tiesų didelė ir svarbi šventė. Ir toje šventėje viešpats, kalbėdamas Mozei, jisai, kadangi tai yra pjūties šventė, pirmųjų vaisių šventė, viešpats sakė savo žmonėms. 22 eilutė, pjaudami savo javus, nenupjaukite jų iki lauko krašto ir nerinkite nukritusių varpų. Jas palikite beturčiams ir ateiviams. Aš esu viešpats, jūsų Dievas. Taip viešpats pabaigė aprašydamas šitą šventę. Taigi Dievas viešpats rūpinasi beturčiais ir ateiviais. Ir tai yra labai artimo Dievo širdžiai rūpintis vargšais, rūpintis tie, kurie neturi. Taigi jūs, kurie turite apšiai, kurie turite laukus užsėtus, nenupjaukite visko iki galo. Mūsų šiuolaikinis tobulumas, sako, tu nupjauk viską, visus grūdelius išrinka, tik tai viską galėtum surinkti. Čia viešpats sako, ne, tu palik tiems, kurie neturi. Tai graži viešpatie širdis. Taigi visi švenčia, mokiniai šią iškilmingą ir šventą susirinkimo dieną buvo vienoje vietoje ir vieningi. Jie toliau laukia Jėzaus Kristaus pažado ištvermingai ir vieningai. Kaip mes skaitome Apaštalų darbų 1 skyriui nuo 6 eilutės, ar ne, viešpats prieš išeidamas turėjo pokalbį. Ir 6 eilutėje 1 skyriui mes skaitome, viešpate, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę. Jis jiems tarė, ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo valdžią. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Ir mes jau tai girdėjome, jau klausėme ir pamokslą, ir kad viešpats jisai pažadėjo atsiųsti šventąją dvasią. Toliau mes skaitome, kad 14 ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai
ir prašymai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi šita sekminių šventė buvo tai, kad jie irgi taip pat susirinko mokiniai į namą ir buvo kartu su kitais Dievo baimingais žmonėmis. Taigi labai gražus reiškinys vienoje vietoje ir vieningai, pripažinkit. Viena vieta ir vieningi. Ne vienodi, bet vieningi. Taip? Tobulas derinys, kurį apgieda ir psalmistas 133 psalmiai. Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena. Žinote, yra tokie du kriterijai. Vienoje vietoje ir vieningi. Ir šiandien mes pažangus, ne? Šiandien mes turim kompiuterius, šiandien mes turime internetą, galime būti ne vienoje vietoje ir vieningi, bet pripažinkite, tai jeigu yra du poliai vienoje vietoje ir vieningi, tai internetas jisai eliminuoja vienoje vietoje. Taip? Atvirkščiai gaunasi, kad galima būti vienoje vietoje, bet ne vieningiams. Irgi netobulas derinys. Pripažinsim, ar ne? Ir čia mes turime vienoje vietoje ir vieningi. Nes iš tiesų rimti dalykai, net ir darbe, bendraujant nuotoliniu būdu, kai ateina svarbus kažkoks sprendimas, kažkas turi įvykti svarbaus. Niekas nekalba per teleką. Visi važiuoja, susitinka, spaudžia viens kitam ranką ir priklausomai nuo to, dėl ko yra susirinkta, sprendžia ir vyksta kažkas svarbaus, ko negali padaryti ne vienoje vietoje ir nebūnant vieningiems. Taigi, visiems viskas aišku. Visi atėjo švęsti sekminių. Bet žiūrėkite, kas įvyksta netikėtai. Staiga, antra eilutė. Staiga kažkas kitaip. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems, tai yra mokiniams, pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalijo nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Staiga pasigirsta ūžesys, ar ne? Burbulis mums verčia, tai pasigirdo ūžesys iš dangaus. Tarsi pūstų smarkus vėjas. Ir pripildė namą. Smarkus vėjas yra gamtos reiškinys. Ir įdomu tai, kad vėjo žmogus niekaip negali pakinkyti arba suvaldyti. Ir žmogaus atžvilgių vėjas yra visavaldis. Nė vienas žmogus dar negali suvaldyti vėjo. Hebrajiškai vėjas ir dvasia yra tas pats žodis. Ir apie ką kalbama priklauso nuo konteksto. Ir mes žinome, kad kalbose būna taip. Ypatingai, kurią mes dabar mokam ir mokomės anglų kalbą, ten irgi yra tokių žodžių, kur tik tai nuo konteksto tu gali suprasti, apie ką kalba eina. Taigi, vėjas ir dvasia hebrajiškai yra vienas ir tas pats žodis. Taigi, čia mes kalbame ir apie vėją, ir apie dvasią. Nes išsipildė iš tiesų pažadas, kurį Viešpats sakė, ir trečiasis trejybės visagalio Dievo asmuo nužengė ant mokinių. Taigi, tegul šitas vėjas nuneša mus į Jono 3 skyrių. Kviečiu visus atsiversti Jono Evangelijos 3 skyrių. Jums labai gerai žinoma.
paskaitykime istoriją nuo pirmos eilutės. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas, atėjęs iš Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Vėjas pučia, kur nori. Jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepė, kaip tai gali būti. Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, o jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei netikite man kalbant apie žemiškuosius dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius? Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus, žmogaus sūnus esantis danguje. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Amen. Nikodemas slaptai ateina mokytis iš Jėzaus. Dėl įvairių baimių jis ateina naktį. Kad nematytų, mums raštas neaiškina kodėl. Bet jis supranta, kad Jėzus yra iš dangaus. Ir aš, kai skaičiau šitą istoriją, aš galvoju, taip jisai. Ir jisai tikėjo tuo, ką sako, ir tikriausiai nuoširdžiai viešpačiui sakė, bet aš tai vardinu kaip bla, žinot, ypač jaunimas sako, tas bla. Čia, mes žinome, kad tu mokai ten bla. Ir viešpats, jisai neatsako į jo ten panegyrikas, bet jisai eina iš karto prie esmės. O kokiagi yra esmė? Žiūrėkite, viešpats iš karto. Iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Ir tada diskusija, disputas. Ir viešpats sako, iš tiesų sakau tau. Vadinasi tai, kad Nikodemas nori žinoti apie Dievo karalystę, jam rūpi tai. Bet ką viešpats sako, kad žinios apie Dievo karalystę nepadės tau. Tau reikia įeiti į Dievo karalystę. Jeigu tu žinosi apie Dievo darbą, jeigu tu suprasi, kaip viskas veikia, nepadės tai. Ir Jėzus eina prie esmės. 5 eilutė sako, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Taigi, įeiti į Dievo karalystę yra labai svarbu. Ir jie tada diskutuoja, ne tai kaip čia man dabar įeiti vėl, bet tada viešpats atskiria kūną ir dvasią. Kad iš ties žmogus turi atgimti iš dvasios. Ir mes vėl prieiname prie vėjo. 8 eilutė, turime pažiūrėti. Žiūrėkite, vėjas pučia kur nori. Niekas negali sulaikyti vėjo. Niekas niekada niekaip nesulaiko jo. Jo ošimą girdi,
bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Kad tu girdi ūžesį, tu girdi ūbavimą vėjo, bet tu nežinai, iš kur jisai atsiranda ir kur link nueina. Vėjas tarsi kaip paslaptingas. Dvasia, jinai veikia paslaptingai. Tu nežinai, kaip jinai veikia. Tu tiesiog žinai, kad yra vėjas, bet iš kur ateina, kur link nueina, tu nežinai. Taigi, kitais žodžiais galime pasakyti, Dievas daro, ką nori ir joks žmogus negali to sulaikyti. Apaštalas Paulius Efeziečiams 1 skyriui 11 eilutei sako taip. Jame ir gavome palikimą, tai yra Jėzuje Kristuje. Iš anksto paskirta sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą. Taigi, vėjas pučia pagal valios nutarimą. Arba dvasia veikia taip, kaip yra nutarusi. Nes šventoji dvasia yra visagalis Dievas, kuris veikia šitoje žemėje. Ir sekminės yra ta nuostabi diena, kai ji nusileido. Visagalis Dievas atėjo į žemę. 11 eilutėje Viešpats sako, iš tiesų sakau tau, Nikodemai, mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, o jūs nepriėmėte mūsų liudijimo. Viešpats Jėzus sako, aš kalbu tai, ką žinau ir tai, ką mačiau. Taigi, Jėzus Kristus, liudytojas, jisai sako, va taip yra. Taigi, Dievo karalystė, į kurią reikia gimti iš dvasios, jinai susijusi su amžinuoju gyvenimu per tikėjimą į Jėzų Kristų. Ir mes tai atrandame 15 eilutėje. Kad kaip Mozė 14 dykumoje iškėlė gyvatę, taip ir kiekvienas, kuris jį tiki, Jėzų Kristų, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ir toliau eina Jono 3,16, visi mintinai mokat, neskaitysim. Taigi, iš ties tai yra Viešpaties darbas. Taigi, apie vėją. Vėjas pučia ir tu nieko negali padaryti. Arba visiškai nepučia. Ir tu taip pat nieko negali padaryti. Ir jūreiviai susiduria su vėjo jūrose ir vandenynuose. Taigi yra štilis. Ir buvo metas, kai yra buriniai laivai štilis ir tavo burė subliūkšta ir ką? Papūsė? Nu ne. Tu negali įtakoti. Jeigu ateina audra ir pradeda pūsti stiprus, nepaprastai stiprus vėjas, ką tu gali padaryti? Nieko. Suvinioti savo burės. Ir atsiduoti likimui. Ne? Taigi, tai čia alpinistai su vėju susiduria kalnuose ir mes matome, kaip jie eina, o gal kažkas iš jūsų ir keliavot, kai speigas, kai, žodžiu, sninga vėjas pučia, didelis vėjas ir tie alpinistai jie kovoja ne tik su aukščiu, bet dar ir su vėju. Taigi tai tokia stichija, kuri nepažabojama. Tu gali prisidengti su apsiaustu nuo vėjo, bet tu nesustabdysi jo niekaip. Ir šį pavasarį girdėjote tikriausiai apie Aurimą Mockų, kuris keliavo per Ramųjį vandenyną su valtele, kurios pavadinimas Kuršis. Tikrai girdėjome, nes skambėjo labai daug tą istoriją ir jinai yra įdomi tuo, kad Aurimas, tai yra lietuvis, jis išplaukė iš San Diego įlankos Jungtinėse Amerikos valstijose ir jo kelionė turėjo būti 12 000 kilometrų ilgio. Tai yra pakankamai
ilga distancija. Ir šitas stiprus, atletiškas, užgrūdinto charakterio žmogus, jis, žodžiu, ir klavo šitą distanciją. Kol įvyko 25 metais, jis išplaukė 24 spalio 15, o 25 metų vasario 28 dieną ties Australijos jau krantais, nebetoli iš tiesų kranto, atėjo toks pranešimas, kad tuo metu vyras buvo maždaug už 90 km į vakarus nuo ciklono Alfredas centro, blaškomas stipraus vėjo ir didelių bangų. Tai vėl stiprus vėjas. Čia aš paėmiau iš kažkokio tai portalo, kur stiprus vėjas. Jo, ir mums labai tinka tas. Ir Aurimas buvo išgelbėtas kovo 2 dieną, tai yra po 3 dienų, ir jį išgelbėjo ten Australijos jūrų saugumo tarnyba. Žodžiu, išgelbėtas jisai buvo. Ir aš iš tiesų klausiau jo interviu, jisai nemažai iš tiesų davė interviu įvairiom žiniasklaidos priemonėm. Ir jis sakė, aš jaučiausi prieš vandenyno galybę tarsi šapas. Tai yra tai, kad aš nieko nebegaliu. Tai, ką aš galėjau padaryti, tai paspausti, žodžiu, ir pranešti, kad man reikia pagalbos. Grįžkime į sekmines. Apaštalų darbai mūsų. Labai nuostabi istorija. Šventoji dvasia yra visagalis Dievas, išgelbėjimo atbaigėjas, kuris nužengė ir pripildė visą namą, kur sėdėjo mokiniai, antra eilutė. Ir kadangi aš atsiprašydamas jūsų dėl pavadinimo, pavadinimas teologinis, aš norėčiau padaryti tokį teologinį intarpą. Mes tikime visagalį Dievą, kuris yra 3 asmenyse, trejybė. Mes giedojame, Jurga mus vedė ir vieną giesmę, kad Dievas yra 3 asmenyse. Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Dievas Tėvas yra kūrėjas ir iniciatorius. Taip. Dažnai mes jau kalbam apie Dievą Tėvą, apie tą, kuris kūrė ir kuris inicijuoja dalykus. Ir be abejo, kad pačiame kūrimo procese dalyvavo ir kiti asmenys. Ir Kolosiečiams 1:16 mes taip pat skaitėme bažnyčioje rašto vietą, kuris sako, nes jame, tai yra Jėzuje Kristuje, sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sutverta per jį ir jam. Taigi, per Kristų buvo viskas sutverta ir Kristui buvo viskas sutverta. Nors kūrėjas Tėvas, ir čia matome ryšį tarp trejybės švento Dievo asmenų. O jeigu mes paskaitysime Pradžios knygą, Pradžios 2:1, Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Ir tada Dievas tarė, ir dvasia taip pat veikia. Taigi visi dalyvavo kūrime, bet Tėvas yra labiau išskiriamas kaip kūrėjas ir iniciatorius. Dievo Sūnus yra atpirkėjas. Taip, žinome kritimo istoriją. Bet Dievo Sūnus, jisai atperka kritusi žmogų. Ir atskleidėjas, kuris atskleidžia Tėvo sumanymus ir planus. Ir tą mes randame Naujajame testamente. Kas matė mane, sako viešpats, matė Tėvą. Ir be abejo, kad Dievo Sūnus, atpirkdamas žmoniją,
šventoji dvasia buvo su juo ir mes tą matome po Jono krikšto, kai šventoji dvasia nusileido tarsi balandis. Taip. Dievas šventoji dvasia yra taip pat visagalis Dievas, išgelbėjimo atbaigėjas. Ir sėkminės tai šio visagalio Dievo asmens nužengimas į žemę, kaip numatė tėvas ir sūnus. Jėzus sako, aš atsiųsiu šventąją dvasią. Taigi sūnus siunčia Dievo dvasią, kuri ateina iš tėvo. Ir matome, kad trejybėje yra nuostabi darna. Tai yra vienoje vietoje ir vieningi. Jie yra tai, kad palaiko vienas kitą. Ir kiekvienas turi, galima pasakyti, tam tikrą prasme, labiau išreiškiančias funkcijas. Bet kiekvienas asmuo yra visagalis Dievas. Taigi, be visagalio Dievo, kuris nužengia į žemę, be šventosios dvasios yra neįmanomas žmogaus atsivertimas, ką mes skaitėme pokalbėje tarp Nikodemo ir Jėzaus. Gimimas iš naujo, be dvasios negalimas. Įėjimas į Dievo karalystę arba gimimas į ją. Ir tikėjimas Jėzumi Kristumi, be dvasios Dievo, visagalio Dievo dvasios, šventosios dvasios yra neįmanomas. Jei Jėzus Kristus būtų miręs ant kryžiaus už mūsų nuodėmes ir nebūtų atsiuntęs Dievo šventosios dvasios, neišsigelbėtų nei vienas žmogus. Atpirkimas, brangieji, yra Dievo darbas. Ir jis yra toks nuostabus, jis yra toks didingas, kad apie jį mes galime giedoti, jo galime žavėtis. Nes be Dievo neišsigelbės nei vienas žmogus. Ir čia mes galime regėti nepaprastą Dievo meilę mums žmonėms, kritusiems kartu su Adomu. Mes negalime patys išsigelbėti be Dievo. Dievas tėvas siuntė sūnų, kuris mirė už mūsų nuodėmes. Ir šventoji dvasia atėjo, kad apreikštų Dievo sūnų. Ir mes būtume gabūs tikėti visagalio Dievo išgelbėjimu. Aleliuja, šlovė Dievui. Eime toliau per mūsų istoriją, trečia eilutė. Jiems pasirodė, tai yra mokiniams, tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalijo, nusileido kiekvieno iš jų. Ir čia šventosios dvasios atėjimas turėjo be vėjo, kurį mes jau girdėjome, dar vieną fizinę išraišką, tai ugnies liežuviai pasidalyje nusileido. Tarsi šventoji dvasia jinai padalijo save ir ant kiekvieno uždėjo ugnies liežuvį. Ir žinote, kai jau mes matome, jau šventoji dvasia buvo kaip balandis, kuri nusileido ant viešpaties Jėzaus. Dabar šventoji dvasia nusileidžia kaip ugnis ant tikinčiųjų. Ir kai jau mes kalbame apie fizinės išraiškas, tai yra labai pavojinga čia susimbolinti ir kažką pasakyti, bet tai, kas čia vyksta, tai šventoji dvasia, visagalis Dievas atėjo į tą namą, kuriame buvo mokinių, ir mes skaitome pirmam skyriuje, jų buvo apie 120. Ir 4 eilutė sako, visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prapilti. Taigi šventoji dvasia pripildė mokinius ir davė dvasios dovaną, savo dovaną, kalbėti kitomis kalbomis. O, kaip čia gerai. Jie buvo pripildyti. Kažkas įvyko, kažkas nuostabaus. Ir atsiverskime Joelio pranašystę. Turime pasidžiaugti. Tai, kad mokiniai buvo pripildyti šventosios dvasios. Kas turite naują Joelio 2 skyrius, kas turite tą
paskutinį Kosto Burbulio vertimą, tai 917 puslapis, nes Joelį netaip lengva surasti. Jisai yra prieš Amoso ir po Ozėjo Joelis. Brangus pranašas. Ir žiūrėkite, ką jisai mums sako. 2 skyriuje nuo 27 eilutės. Viešpats kalba, jūs žinosite, kad aš esu Izraelyje, aš viešpats jūsų Dievas ir nėra kito. Mano tauta nebus sugėdinta per amžius. Po to aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnus ir dukteris pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios. Aš danguje ir žemėje parodysiu įstabių ženklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsa ir mėnulis krauju prieš ateinant didingai baisiai viešpaties dienai. Tada kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip viešpats sakė, ir likučiai, kurį jis pašauks. Kai mes skaitome šitą rašto vietą Senajame testamente, Joelis, kuris gyveno daug metų prieš Kristų, tu skaitai tarsi Pauliaus laišką. Ar ne? Kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Paulius cituoja Joelį Naujajame testamente. Taigi, įvyko, brangieji, Dievo stebuklas, visagalis Dievas, šventoji dvasia, nusileido į žemę vykdyti savo išgelbėjimo planą, tėvo planą. Iki tol, kol karalius, Dievo sūnus grįš į žemę teisti gyvųjų ir mirusiųjų. Aleliuja, šlovė Dievui. Ir žiūrėdami į šitą istoriją mes galime pasakyti, kad Dievas nėra melagis. Dievas visada įvykdo, ką pažada. Jis yra tiesiakalbis. Tokia yra didelė malonės dovana gyventi šioje žemėje kartu su šventuoju Dievu ir pasitikėti jo žodžiu. Jei Dievas, brangieji, jums per savo žodį pažadėjo kažką tai jums gyvenime, nebejok. Jis pažadėjo, jis ir išpildys. Toks yra Dievas, kuris veikia pagal savo valios nutarimą ir niekas negali pasakyti ir sudrausti jo, nes jeigu jis nusprendė, jis ir įvykdys. Šlovė Dievui, vienam Dievui garbė. Grįžkime į sekmines. Ar jūs nepavargote dar? Ačiū Dievui. Tai mes dar šiek tiek turime laiko, aš pasistengsiu jūsų nevarginti ilgai. Sekminių šventės posūkis. Pavadinau skyrelį taip. 5 eilutė. Čia iš tiesų fantastiška istorija. Jeruzalėje gyveno žydų ir dievobaimingų žmonių iš visų tautų po dangumi. Žydai pagal nutylėjimą dievobaimingi. Taip, Lukas net nesivargina čia rašyti, kad dievobaimingi žydai. Žydai ir dievobaimingi žmonės, taip, iš visų tautų po dangumi. Taigi žydai ir taip dievobaimingi, bet taip pat Jeruzalėje buvo dievobaimingi žmonių iš visų tautų po dangumi. Ir aš kaip lietuvis galvoju, brači, ten iš Lietuvos buvo. Nes, kaip, po dangumi. Tai mes po dangumi ar ne? Po dangumi lietuviai. Bet greičiausiai istorikai mane iškart sukirstų. Ne, palauk, Lietuva buvo paminėta tik po 1000 metų daugmaž. Ar ten kažkiek tai metų, nežinau. Tai greičiausiai, ne. Bet aš tada, gal kas nors iš Pabaltijoje ten buvo.
juokauju truputėlį. Ir be abejo, kad raštas Lukas kažkaip neįvardino lietuvių ar latvių ar estų. Bet gal ne tai svarbiausia, bet tai, kad iš ties į sekminę susirinko, brangiai, dievobaimingi žmonės. Ir žiūrėkite, taigi Jeruzalė, tarptautinis dievobaimingų žmonių miestas ir, kaip mes matysime, pakankamai aukštai save vertinantis ir žinantis savo dvasinę vertę. Brangiai, čia ne taip kokie nusmurgeliai, čia yra dievobaimingi žmonės, kurie žino raštą, kurie supranta Dievo reikalus, kurie atėjo švęsti sekminių, nes žino, kad Dievui to reikia. Jie žino įstatymą, jie yra dievobaimingi, Dievo bijantys žmonės. Taigi 6 eilutėj, kilus tam ūžesiui, tas ūžesys, apie kurį mes kalbėjome, apie vėją, kuris yra nevaldomas, subėgo daugybė žmonių. Pažiūrėti, kasgi čia vyksta. Ir skaitome, 6 eilutė per vidurį, jie buvo priblokšti. Tai buvo kažkas tokio, kas per sekmines niekada nevyjo. O, kažkas įvyko. Jie priblokšti. Nes kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Tai jie buvo tiesiog, žinot, priblokštas. Taip. Čia toks pavadinimas yra romanas Dievo nublokšti, jis yra toks bedieviškas romanas, bet pats tas pavadinimas vėjo nublokšti. Ne? Tai čia buvo tie žmonės, jie buvo priblokšti vėjo. Tai yra, jie pradėjo matyti to, ko anksčiau niekada nematydavo. Taigi, buvo priblokšti, nes girdėjo mokinius kalbant savo kalbą. Toliau skaitome 7 eilutę. Lik nesavi ir nustebę. Žodžiu, šokas tęsiasi. Ir tada jie vienas kitam kalbėjo. Ir klausė vienas kito. Ir dabar paskaitykime tą klausimą. Argi štai šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Kaž per klausimas. Žinote, tai klausė Dievo baimingi žmonės, kurie žinojo savo dvasinę vertę. Galilėjiečiai buvo ten kažkur provincijoje, prie Galilėjos ežero žvejai, tokie kaimiečiai, vargdieniai, bedaliai, bemoksliai, žvejai su savo tinklais ir dvasiniu neišmanimu. Ir žinot, atitikmuo dabar jau prigesęs Lietuvoje, bet truputį anksčiau aš esu girdėjęs terminas burokas. Esat girdėję. Kai toks didis žmogus sako, va jie burokai. Ta prasme, ten kažkur iš Panevėžio provincijos, ten kažkur tai tokie visiškai tokie nesusipratėliai, kurie ten gyvena, nesugeba iki sostinės atvažiuoti. Tai va čia va tas klausimas va taip ir skambėjo. Argi štai šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Ir šito klausimo jie klausė vienas kito. 7 eilutė, vienas kitam. Tai jeigu aš toks didis žmogus atėjau, ne, čia suprantantis raštą, ir bračia, aš girdžiu, kažkas čia ne taip, aš tada pas kitą didį nueinu ir tu tą patį girdi. Argi šitie nėra galilėjiečiai? Taip, tą patį girdžiu, tai bračia, mums abiem, negali vaidentis, dar kokį 3, 4, 5 paką, tikrai taip vyksta. Ir tada, tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąją kalbą, kaip tie žmonės, jie gali kalbėti. Ir mūsų kalbomis, kas čia vyksta be mūsų žinios, tai žodžiais tariant. Aukščiausios klasės pasimetimas. Ir kas belieka šitiem žmonėm? Fiksuoti faktus. Pasižiūrėkime. Jie pradeda užrašinėti. Mes, čia labai svarbus žodis,
mes, tie, kurie žinome, kas mes esame, partai, medai, elamitai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio, ties Kirėne gyventojai, ateiviai romiečiai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, girdime juos skelbiant didingus Dievo darbus mūsų kalbomis. Išvardytos tautos, tų šalių ir sričių gyventojai. Ir ką jie girdi, skelbiant didingus Dievo darbus jų kalbomis. Taigi mes galime sakyti, kad Dievas, visagalis viešpats, šventoji dvasia, suteikė mokiniams dvasios dovaną skelbti didingus Dievo darbus kitomis kalbomis. Čia labai tokia jautri rašto vieta teologams, žinote tai. Jeigu šiek tiek domėtės teologais, dėl šitos rašto vietos net konfesijos atsirado krikščionybėje. Galima kalbėti kalbomis, negalima kalbėti kalbomis. Čia vieną kartą kalbėjo, ten milijoną kartų kalbės dar. Teologai diskutuoja, bet mes tiesiog pasižiūrėkime į šitą istoriją paprasčiau. Mes aiškiai matome, kad Dievo dvasia davė ypatingą gebėjimą mokiniams kalbėti kitomis kalbomis, bet pasižiūrėkime į esmę, kokiu tikslu šita dovana buvo panaudota. Ir tikslas buvo skelbti didingiems Dievo darbams. Aš pabandžiau įsivaizduoti, kaip tai veikia. Tai interpretacija. Mes skaitėme pirmam skyriuje apaštalų darbų, paskutiniam, kai metė burtą dėl Justo ir Motiejaus. Ne? Galvoju, brač, kokią kalbą gavo Justas ir kokią Motiejus. Nu, tarkim, priskirkim Motiejui persus, gerai? Ne, pirmieji partai, čia pavyzdį, gerai. Partų kalba kalbėti galbūt ne taip paprasta, bet tebūnie Motiejus kalba partų kalba. O Justas kokia medų kalba. Trečias mokinys, o gal mokinių grupė elamitų kalba. Ir taip toliau. Taigi Motiejus, kalbėdamas partų kalba, jisai nueina, galbūt tam pačiam pastate, gal ten buvo neprašytas pastatas, neduota jo schema. Jisai kalbėjo partų kalbą ir nuėjo pas partus. Ir pradėjo jiems kalbėti apie didingus Dievo darbus. Ir ar šitas ne nuo Galilėjos kažkur tai ten? Ar čia ne kažkoks tai ten Jėzaus mokinys, kuris gal vaikščiojo su Jėzumi, kas čia dabar yra. Bet jie girdėjo savo kalbą, kalbant apie didingus Dievo darbus. Ir paprastai, kai susirenka daugia kultūrinė arba daugia tautė liaudis, tai yra, jeigu mes nuvažiuojam kokią nors lietuvių grupę į kokį nors kitą miestą, natūraliai mes lietuviai, kurie atvažiavam, mes laikomės kartu, ar ne? Neįsiblaškom ten, nebent liepia koks nors tenai organizatorius, dabar jūs pasiblaškykite, eikit pas kokius nors vokiečius, o jūs pas prancūzus ir ten. Bet paprastai, jeigu nėra tokio išorinio išdraskimo, tai paprastai žmonės laikosi vienoje vietoje. Ir čia aiškiai taip irgi buvo. Kad žmogus, kuris gebėjo kalbėti partų kalba dėl šventosios dvasios veikimo, jis dėstė partams didingus Dievo darbus. Ir jie tada visi nustebo ir tada partai nuėjo pas medus, ar ne? Ir sako, žiūrėkit, mes girdėjome, atėjo mokinys ir jisai kalba apie
didingus Dievo darbus. Bet žinok, pas mus irgi atėjo Petras ir Pračkai kalė persų kalba ir mes buvome sužavėti. Ir aš galvoju, brangiai, kodėl viešpats taip veikia? Todėl, kad jis yra suverenus Dievas ir jis pats nusprendžia, kaip veikti. Ir aš galvoju, logiška viešpatė, tu esi labai išmintingas viešpats, nes Persuose dar nebuvo paruošta evangelisto apmokytojo ir tokio, žodžiu, jau pažįstančio Kristų visą gyvenimą, kuris ateitų pas Persus ir paskelbtų evangeliją. Ir Dievas, naudodamas savo atgamtinę dovaną, skelbia tiem žmonėm apie didingus Dievo darbus. Kodėl mokiniai gavo šitą dovaną? Ar iš tikrųjų todėl, kad pirmam skyriuje jie ištvermingai meldėsi ir laukė pažado? Ir mes taip kitaip pasimeldėm, kad dabar aš kaip kaliau persiškai, tai net visi atsilošia. Be abejo, kad ne. Tai Dievo valios nutarimu. Mokiniai nieko nepadarė, kad gautų dovaną. Tie, kurie subėgo pažiūrėti, kas čia vyksta, irgi nieko nepadarė, kad išgirstų apie didingus Dievo darbus. Kodėl visagalis Dievas šventoji dvasia naudojo šitą dovaną? Ir be abejo, atsakymas yra todėl, kad šitas Dievas yra meilė. Ir jis ruošia šitų žmonių širdis Evangelijos žiniai. Štai kodėl veikia ta dovana. Ne todėl, kad mokiniai buvo tokie dvasingi, ne todėl, kad mokiniai pasididžiuotų, va, žiūrėkite, kaip dovana skleidžiasi iš manęs, pagarbinkit mane. Ne. Šventoji dvasia nužengė ir pripildė mokinius tam, kad jie būtų gabūs patarnauti tiems, kurios viešpats nusprendė išgelbėti. Aleliuja. Ir išgelbėjimas yra, brangieji, šventosios dvasios, visagalio Dievo darbas. Šventoji dvasia taip nusprendė. Ir ji ruošia žmonių širdis Evangelijos žiniai. Kas yra didingi Dievo darbai, kaip jūs galvojat? Aš jums leidus atsigersiu. Kaip jūs galvojate, kas yra didingi Dievo darbai? Ar turite kokią mintį? Negalime klausinėti, atsiprašau. Aš noriu tiesiog atsiverskime kartu Apreiškimo knygos 15 skyrių. Ką ten porino kitom kalbom mokiniai? Paskaitykime trumpą ištrauką ir Apreiškimo knygo 15 skyrius nuo pirmos eilutės iki 4 paskaitysime. Jonas sako, ir aš pamačiau danguje dar vieną didį ir įspūdingą ženklą. 7 angelus turinčius 7 paskutinės negandas, nes jomis išsibaigė Dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, rašo Jonas, sumaišytą su ugnimi ir nugalėjusiuosius žvėrį, jo atvaizdą, jo ženklą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai viešpatie, visagali Dieve, teisingi ir tikri tavo keliai. Šventųjų karaliau, kasgi nesibijotų tavęs viešpatie ir nešlovintų tavojo vardo, juk tu vienas šventas, visos tautos ateis ir pagarbins tave,
nes apreikšti tavo teisūs sprendimai. Ir čia matome, kad danguje, ar ne, Jonas mato ir ten yra garbinamas Dievas, nes jo darbai yra didingi. Ir jeigu mes eitume į konkretesnius dalykus, Senajame testamente mes turime nuostabų psalmyną ir 136 psalmiai psalmistas gieda: Dieve, tavo gailestingumas amžinas, nes tu perskiri Raudonąją jūrą. Tavo gailestingumas amžinas, nes tu išgelbėjai savo tautą. Dieve, tavo gailestingumas yra amžinas, nes Dievas daro darbus ir didingi Dievo yra darbai tie, kurių niekas kitas negali padaryti, tik vienas Dievas. Ir tik vienam Dievui garbė ir niekas negali prisimti, aš perskyriau Raudonąją jūrą, nieko tu nepadarei. Didingi Dievo darbai yra tie, kuriuos daro Dievas ir niekas kitas jų negali padaryti. Ir vienam Dievui garbė. Taigi, ką padarė mokiniai, kad skelbtų didingus Dievo darbus? Atsakymas – nieko. Ką padarė žmonės? Pažiūrėti, kas vyksta. Nieko. Vienam Dievui garbė, nes jis tai daro. Grįžkime į sekmines. Apaštalų darbai 2 skyrius. Aš jau baigiu. Kokia klausytojų reakcija, kurie girdi apie didingus Dievo darbus? 12 eilutė. Visi labai stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėja. Ką tai reiškia? Tokių klausimų nebuvo Jono apreiškime, ne? Ten visiems buvo aišku. Čia neaišku. Ką tai reiškia? 13 eilutėj. O kiti šaipydamėsi kalbėjo, jie prisigėrė jauno vyno. Taigi, jie vis dar nesupranta ir klausia, ką tai reiškia, antras jie šaiposi. Brangieji, tai standartinė mūsų žmonių būsena. Mes iš savęs netikime Dievu, mes net neturime galios savyje tikėti juo ir mes tik tai gebame šaipytis. Bet Dievui, šventai dvasiai, tai netrukdo. Ji toliau daro savo išgelbėjimo darbą, sužadindama klausytojų širdis kuo? Petro pamokslaujamo Dievo žodžiu. Ir mes įeisime dabar į tą rašto vietą, kurią klausysime kitą sekmadienį. Ir 37 eilutėj po Petro pamokslo. Ir Petras tada stojo. Ir be abejo, kad šventoji dvasia sužadino Petro skelbimo žinią klausytojų širdyse. Ir žiūrėkite, kas vyksta 37 eilutėj. Tie žodžiai vėrė jiems širdį. Ir jie klausė Petro bei kitų apaštalų, ką mums daryti, vyrai, broliai. Ir Petras jiems atsakė, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Jūs atgimsite iš naujo. Jūs įeisite į Dievo karalystę. Tie žmonės, kurie šaipėsi, tie žmonės, kurie klausinėjo, ką tai reiškia. Šventoji dvasia, naudodama Dievo tarno, Petro, kuris išdavė Kristų, kuris nepadarė nieko, kad galėtų kažką tai išgelbėti iš savęs, bet jisai tiesiog pasako, jisai liudijo, ką matė, kas įvyko. Ir skelbė Jėzų Kristų. Ir šventoji dvasia apkaltino juos. Ir tada jie sako, o ką mums daryti? Kokie klausimai buvo po to ir kokie klausimai prieš tai ir kokie po to? Kaip visas skiriasi?
Nes Dievas dirba žmonių širdyse. Jis atverčia juos. Ir apie tai mes išgirsime kitą sekmadienį, brangieji. Todėl, kad šiandien tik tai įvadas į Petro pamokslą. Taigi, apaštalas Paulius mus pastato į realybę savo laiške romiečiams. Tai kągi, klausia apaštalas, ar mes turime pirmenybę? Visai ne. Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonis, tai yra mūsų ta bendruomenė Jeruzalėje, visi yra pavaldus nuodėmiai. Kaip parašyta, nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas darytų gerą, nėra nei vieno. Brangiai, nėra nei vieno. Nebuvo Jeruzalėje, nėra ir šiandien. Nėra nei vieno gero, nėra nei vieno, kuris ieškotų Dievo. Nes Efeziečiams Paulius sako, ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Ką padaro žmogus, kad gimtų į šitą pasaulį, brangieji? Nieko. Jį pagimdo motina. Ką padaro žmogus, kad gimtų iš aukšto, brangieji? Nieko. Nes jis yra dvasiškai miręs. Žmogaus dvasia gali atgimti tik iš Dievo dvasios. Ir Jėzus mums apie tai pasako Jono Evangelijoje. Ir tai yra visagalio Dievo, šventosios dvasios darbas. Išgelbėjimo darbas. Išgelbėjimo atbaigimas. Ir žmogui tai neįmanoma. Bet Dievui viskas įmanoma. Ir Dievui vienam garbė. Jeigu mes galvojame, aš tai žinokit, ne, aš buvau geresnis. Aš meldžiausi, ieškojau ir aš buvau toks šaunuolis, toks ištvermingas ir Dievas mane išgelbėjo. Jeigu tu nori pasižiūrėti į savo paveikslą, gali paskaityti 12-13 eilutes. Čia esame mes. Dievas atsiuntė šventąją dvasią, kad sužadintų mūsų širdis. Kad apkaltintų mus, kad atsiųstų žmonės, kurie tiesiog paskelbtų Evangeliją. Ir šventoji dvasia jinai gali paimti tuos žodžius ir sužadinti tavo širdį. Ir tada tu pradėjai ieškoti, tada pradėjai melstis. Ne todėl, kad tu esi geras, o todėl, kad šventoji dvasia savo suverenė gale nusprendė tave atgimdyti į Dievo karalystę. Išgelbėti tave amžinajam gyvenimui. Ir tik tai Dievas tai daro. Ir o kokia mano dalis, aš irgi noriu šlovės šiek tiek. Nieko, nulis. Tu pražuvėlis esi. Kai viešpats atveria akis ir pamato, kad kokia didelė mano netikėjimo nuodėmė, koks aš kritęs prieš Dievą. Ką tu gali pasakyti, ką sakė Joelis? Šaukis viešpatės vardo. Nes tik jis tave gali išgelbėti. Amen, brangieji.